patirtis neįkainojama. Ta prasme, reikia paklausti, kieno čia kaukolės, net nežinau, bet jų žiauriai daug. Visokių. Eik tu savo. Nors Mentava genties nariai keliasi apie 5 valandą ryto, mes atsikėlėme apie 9 ir prisijungėme prie jų pusryčių. Na, gyvūnams kaip visada liko tik likučiai ant žemės. Gerai, kaip praėjo pirmoji naktis? Iš tikrųjų tikėjausi, kad bus žymiai blogiau, nors ant mano veido galima matyti, kad ne kiek pamiegojau, bet ne taip ir blogai iš tikrųjų. Ko aš nesitikėjau, kad mes neturėsime nei užklotėlio, nei pagalvės. Tai pagalvę turėjau pasidaryti iš rūbų, tiesiog sudėjus vieną ant kito, bet kadangi rūbus pasiėmiau ne visus, tai dabar jau nebeužtenka normaliai pagalvė ir per naktį mano pagalvė susigulėjo ir aš tiesiog realiai vėl gulėjau ant žemės, tai mano kaklas toks buvo po visos nakties. Bet baisiausias dalykas, tai man iš esmės buvo garsai ir žiauriai nejaukų, nes kad vienu metu šuo pradeda urgst, lot, tada girdi varles, driežus, paukščius, katinai pastoviai kniaukia, toliau yra vištos. Gaidys 4 ryto pradėjo giedot, tada po mumis, tiesiog, nežinau, ar ten matosi, bet po mumis gyvena kiaulės, tos kiaulės klykia. Tada žmonės kosėjo, vaikas pradėjo verkti naktį. Ta prasme, garsų milijardas. Tai va, tai tokia buvo pirma naktis. Nežinau, kaip čia atrodo gerai ar negerai, bet patirtis neįkainojama. Šiuo metu gentis turi apie 50 kiaulių, bet tikslas yra turėti daugiau negu 100, nes už tiek jau galima nusipirkti kažkiek žemės. Katinas akrobatas tiesiog. Hello! Hello! Na ir pirmas dalykas, ką mes šiandien darėme, tai leidomės į mūsų genties namo turą. Taigi pirmasis mano klausimas buvo apie visur namie iškabintas kaukoles. Anksčiau genties vyrai leisdavosi į medžioklę kiekvieną dieną, o čia puikuodavosi su medžiotų laimikių kaukolės. To protect and to get the bad spirit. That's why they hang in here. Okay. Yes. Here we believe this is the spirit, this is energy. So always that's why there's respect. You kill them not only for it. Čia mūsų gidas, jo senelis būtent buvo šamanas šioje gentyje, taip jis išmoko šios genties kalbą ir dabar gali su jais susišnekėti. Yeah. They have a ritual also to kill them. Taigi šios sumedžiotų gyvūnų kaukolės prie namų įėjimo saugo genties namus nuo nelaimingų atsitikimų. So, but the kitchen, sorry, we call this for the men, but everyone cook here. Yeah. Yes. Around 5. Yeah. Žodžiu, virtuvė yra skirta tik vyram. Ten gyvena vyriausiai ir svarbiausiai. O čia yra vieta ritualiniam šokiam. Toliau kažkoks irgi random kambarys. Šuniukas mane lydi. Yeah, for the woman, because the man is not allowed to sleep together one bed. Okay, on this one. That's why every family, they have to make 2 houses normally. They have one house. Men and women. Yeah, like for the couple. Okay. Yeah, it's not allowed to make the love from. Because this is for the big family. Yeah, for the ceremony. There's many gong they're making from here. Of course, you bought. So, but this is they use them to chanting the nature. Only at ritual. Yes, only at ritual. Say something. So the chief of the woman in the house. So every day ceremony, so the chief of the woman they pray
in this book. This is in the nature, like a temple. Okay. Yeah. Taigi šitas kambarys yra skirtas tik moteriams, nes moteris negali gyventi kartu su vyrais. O tenai tik tais vyrų kambarys, bet virtuvė naudojasi visi. Sagu, yes. Yeah. This is for the fire. For the fire, okay. Yeah, for the fire. Interesting. Kartu su šuniuku einam. Ir čia mes turim balkonėlį. Ir čia dažniausiai sutinkame nors vieną kiaulę. Ne tik kiaulės, bet dar ir vištos atėjo. Čia tikriausiai tos, kurios klykia 4 valandą ryto. This is to call the pig. So loud. Wow. Yeah, so loud. Yeah. This is very soft. Can you eat it? No, we don't eat it. It's only for the pigs. It's raw, so you cook it this first. is raw, only for the animal. But for the human, to get the powder, so we have long process. How long does it take to to make sagu? To make the sagu like for 1 meter. This like almost 1 day. One day. Tai jie, žodžiu, augina nemažai kiaulių ir kiaulės yra pjaunamos dažniausiai per įvairias šventės, tarkim, kai gimsta naujas vaikas, kai yra pastatomas naujas pastatas, kai kažkas miršta ir, nežinau, susituokia ir taip toliau ir panašiai. Tai va, jie augina kiaulės, bet šiaip kiekvieną dieną jų nevalgo, valgo labai paprastą maistą, o dažniausiai bananus ar ryžius, vaisius. Kiaulę valgo tik tais per labai svarbės šventės. Šunys beveik visada yra alkani, bet valgymo metu yra numetamas maždaug 1 gabalas 5 šunim ir tada yra stebima, kaip jie visi plėšosi dėl to 1 gabaliuko mėsos. Ir nors šamanai turi savo namus, kuriuose gyvena su savo žmonomis, jie beveik kiekvieną dieną ateidavo į šį namą, kuris yra šeimos namas ir kuriame gali gyventi visi. Taigi, kaip galite spėti, tualeto čia nėra. Tualetas yra tiesiog džiunglėse, šitame visame purve, nes paskui viskas kaip ir kompostuojasi ir suyra. Pasirodė, kad labai daug žmonių turi slogą ir pastoviai čiaudėja, tai paklausiu dėl šito dalyko ir pasirodo, kad jie turi alergiją tam tikrai gėlei, kuri žydi šiuo metu džiunglėse. Šitas būgnas padarytas iš gyvatės odos ir dažniausiai taip atsitinka, kad gyvatė ar pitonas nužudo kiaulę, ji pradeda rėkti. Žmonės išgirsta klykiančią kiaulę, tada supranta, kad jinai yra žudoma pitono ar kitos kažkokios gyvatės, tada jie suranda kiaulę ir tada nužudo pitoną ir iš pitono padaro va tokį būgną. Inovatyvų. Tai šeimos nariai kalba labai garsiai, bet mums buvo pasakyta, kad jie nepyksta, o tiesiog yra įpratę kalbėti garsiai. Aš šiandien norėjau iškepti 4 valandą ryto, nes jis rėkia virš mūsų galvų. Šiandien dalį dienos praleisime su šamanais, tai vėl šokame savo batus ir keliausim džiunglės. Dabar mes einam paskui savo šamaną ieškoti medžių, iš kurių jie paskui gamina savo maistą ir iš kurių gamina maistą gyvūnam.
Taigi mūsų šamanas keliauja su vienoje rankoje esančia mečete, su kuria prasikerta savo kelią, o kitoj rankoje yra toks prietaisas, kuris yra skirtas medžio žieviai mušti. Na ir čia keliaudamas šamanas ant žemės ieško būtent šių lapų ir tada žino, kad kažkur netoliese yra medis, kuris yra mums reikalingas. Pirmiausiai šamanas turi įsitikinti, ar medis yra tinkamas, taigi jis įkerta tik nedidelę jo dalį ir pradeda apžiūrą. Jei medis yra tinkamas, tada jis pradeda po truputėlį atlupinėti medžio žievę. Tam, kad žievė atsiluptų lengviau, šamanas pradeda daužyti per medį specialių įrankių. Taip, žievė atkimba ir vėliau yra naudojama rūbams. Time one tree, they have only one or two. Be depend because it's not all the part is good one. It's not all the bark, also all the bark. That's good part. This one is good one. This is good one. That's why before they cut, they check first. It's good. It depends on the Yes. age. Yeah. You know this part this is so good. Okay. Toliau prasideda kita proceso dalis, kai žievė per visą ilgį yra mušama tam, kad pasidarytų lankstesnė ir plonesnė. Aš esu visiškai šokė, kaip 90 metų šamanas gali va taip pakalti valandą be sustojimo, be pailsėjimo, be nieko. Ta prasme, wow. Ir žiauriai stiprus žmonės. Expand even more. Wow. See. Natural clothes. Yeah. Mentavai žmonės surūko bent po 2 cigarečių pakelius per dieną, taigi visai nenuostabu, kad mūsų šamanas padaręs tokį didelį darbą sėda užsirūkyti. Cigaretės jam atveža turistai, bet net jeigu ir netveža, jie tada rūko bananų lapus su viduje esančiu mistiniu turiniu. Yeah, looking. They were fishing, right? Yeah. The other day that we saw. Yeah. I was wondering No, if they were yesterday. walking in the trees or something. No, yesterday it's not fishing. Not fishing? But they got find their like a sail. You know sail? Sail? Yes. Like Shell? Like a snail. snail. Okay. In the water? Yeah. Or like from the trees? In the water. In the water, Yeah. Okay. And they sell it or what do they do? They sell it also for them. Okay. Yeah, the women were like, Galiausiai žievė yra išplaunama ir nešama į saulę džiovinimui, tol kol sukietėja ir gali tapti rūbo dalimi. Kad mūsų namas yra didžiausias kaime. Ir kaip matot, po apačią tenai visur gyvena kiaulės. Tai žiauriai gerai girdis. Grįžus iš džiunglių visada sekdavo šiokie tokie pokalbiai upėje, plaunant savo rūbus. what kind of fashion? Antrą dieną po pietų nusprendžiau, kad noriu pasidalinti savo lauktuvėmis, bet galiausiai net nesupratau, ar jos jam patiko ar nelabai. Daman? They didn't eat the basket maybe. Kai pristačiau savo lauktuvės, tai vaikam buvo saldainiai, o vyresniem buvo drakono vaisius. Tai dėl drakono vaisiaus visi buvo labai patenkinti ir labai džiaugiasi, nes šiaip drakono vaisius čia kainavo man 2 eurus vienas vaisius. Tai jam asmeniškai šitą vaisių pirkti yra per brangu ir net nežinau, ar visi buvo jį ragavę.
O dėl saldainių, tai nežinau, gal padariau ir klaidą, nes iš tikrųjų tai pusė iš jų neturi dantų, tai nes jie jų nevalo. Tai nežinau, ar geras sprendimas buvo jiem dovanoti saldainius. Po pietų karščiausių dienos metu veiksmas nurimdavo ir visi tiesiog likdavo šnekėti ir rūkyti begalės cigarečių. Same thing that you did with your hair. Spėkite, kas šiandien pasiėmė mano plaukų špilkutę. Tai žodžiu, genties motina paprašė, ne tai ką paprašė, jinai parodė špilkutę ir pasakė my. Tai aš jai daviau špilkutę, bet yra kitas dalykas, kad beveik jau visos moteris genties išsimatavo mano tuos sandalus, kuriuo aš neketinu atiduoti, nes man dar jų reikia kelioniai, tai nežinau. Tai visus mandrus dalykus, ką jūs matote ant šių vietinių, tai turistai iš tikrųjų jiem palieka visokias kepurės, įdomius akinius, rūbus. Tai va, tai jie viską gauna iš turistų. Galvoju, ką man reiks palikti. Šiaip mačiau, kad labai nemažai mano rūbų lietė, žiūrėjo, kas čia yra, tai jiem įdomu. Po pietų mums pažadėjo, kad eisime stebėti, kaip yra gaminamos nuodingos strėlės. Kas įdomiausia buvo, kad visi nuodingi ingredientai auga aplink mūsų namus. Tačiau jie yra nuodingi tik tada, jeigu juos visus sumaišai į tą mirtiną miksą. Dėja, tikslių augalų pavadinimų jums pasakyti negaliu, bet tikriausiai jums to žinoti net ir nereikia. Tiesiog kartais mūsų gido anglų kalba buvo taip stipriai laužyta, kad niekaip negalėjau iššifruoti, ką jis sakė. Iš esmės tai buvo naudojamas kažkoks mistinis pipiriukas, tada buvo smulkinama medžio žievė ir spaudžiamos jos sultis, bei viskas miksuojama kartu. Oh, here we go. So it's liquid, huh? Yeah. Toliau buvo atneštos skirtingo dydžio strėlės skirtingo dydžio gyvūnams medžioti ir jos buvo tepamos šiuo nuodingo augaliniu tirpalu. Bull and deer. These are the big ones? Yes. And small one for fish. Dar vienas dalykas, prie kurio labai norėčiau sustoti, tai šis aparatas. Tai yra skruzdėlių lizdas užmautas ant pagalio ir jis yra naudojamas šunims baidyti, kai jie lenda prie maisto, nes šunis labai bijo skruzdėlių. An arrow to the knee. Yes. Just like that. You have to say bye-bye between them. Bye-bye. This is only for the men. Hunting is all men, huh? Yeah, hunting for the men. Even the women's not allowed to follow the men to go hunting. To go hunting. So this means like we have the bad luck. Okay. Bad luck. Jei galvojate, kad šitos strėlės yra skirtos tik gyvūnam, tai labai klystate, nes anksčiau jos buvo skirtos įsibrovėlių į genties teritoriją žudimui. Same years, like 5 years ago. So the other ones not about the territory, but this is about the couple. Couple. No? Yeah, it's not happy family. So the man, the husband, already they hit the wife. Domestic violence. Yeah, they hit them. So they get sick. When the parent they know that, they come to the house to healing them. And then when they heard, this happened to me because of this. Okay, there's the brother. They're really hungry. Okay, they are silent. Yeah. Speaking. They ask coming here. So and see husband, wife, forward. So they have the solution. They take machete, they chop them. So brother killed the husband? The brother of her. Okay. Na, kol mes šnekėjome apie nužudymus, mūsų nuodingosios strėlės jau buvo pilnai padengtos nuodais, tik reikėjo dar jas palaikyti prie ugnies, kad nuodai pilnai įsitvirtintų ant strėlių. Žodžiu, dabar į mūsų namus atvarė džiunglių armija. Tai vyras su moterim, su ginklais.
bet neleido filmuoti jų, liepė paspausti ranką, bet kažkaip žiūri nejaukiai, nežinau. O apie nuodus tai tiek, kad va taip pagamino nuodus, kurie gali nužudyti tiek didelį kažkokį gyvūną, tai pavyzdžiui briedį, tiek beždžionę, tiek žuvį. Šie nuodai nėra šiaip nuodingi, jeigu va taip tiesiog priliestum, bet jeigu jie patenka į tavo kraują, tai tu miršti lėta ir žiauria mirtimi. Ir dar šie nuodai, va taip va, kai juos padengia, kai jais padengia strėlę, jie gali laikytis 3 mėnesius aktyvus ir tada po 3 mėnesių, jeigu tos strėlės nėra panaudojamos, tai tada reikia iš naujo vėl uždėti nuodus. Taip iš esmės dabar visos šeimos ir klanai sutarė, bet anksčiau visi nesutarimai buvo dėl žemės ir visos žemės atskirtos yra upėmis, tai iš esmės jeigu tu kerti upę, tai tas pats, kas tu kirstum šalies sieną ir tai jau yra įsibrovimas ir tada šitos strėlės gali būti panaudotos ir nužudyti žmogų. Šiaip šiandien, pavyzdžiui, buvo pasyvesnė diena. Čia, ta prasme, šitame ture nėra kažkokios programos, nes viskas priklauso labai stipriai nuo oro sąlygų ir, žinoma, nuo to, ką jie nori veikti. Šiandien buvo nesveikai karšta diena. Realiai tiesiog buvo sunku net judėti, nes iškart mušė karštis. Tai, pavyzdžiui, ir gentyje visi buvo tiesiog visą dieną sėdėjo per karščiausią momentą. Moteris pynė tinklus žvejybai, vyrai rūkė. Ir taip ir praėjo visą pagrindinę karščiausią dienos dalis. O tada kaip tik vakare, vėl dabar jau prasidėjo, kad ir nuodų gamyba, tada vyrai gamina vakarienę, moteris tvarko namus ir taip va. O ryte jie irgi būna aktyvesni, nes kol dar nėra taip karšta, reikia išnaudoti tą momentą. Tai iš esmės va šita upė reiškia, kad čia jau prasideda kita teritorija ir ją lysti negalima. There you go. Hey, very good, very good. Good job. Yeah, good. Hello. Tai vakarė kaip visą laiką pavakarieniavom, pažaidėm šiek tiek su vaikais, šiek tiek paplepėjom, pašnekėjom ir keliavome miegoti. O čia norėjau dar parodyti, kaip atrodė ta mano nuostabi pagalvė, kuri buvo prikišta plonų rūbų ir labai greitai susiplojo. Tai va, taip ir užsibaigė mūsų antroji diena gentyje. Sveiki, mėlėjai draugai, su jumis sveikinuosi jau iš civilizacijos, bet nesijaudinkit, nes artimiausi keli video dar tikrai bus kitą savaitę. Kągi noriu jums pasakyti, kad būtinai neužmirškit komentuoti video ir klauskit manęs visų įmanomų klausimų, kad aš galėčiau atsakyti į juos būsimuose video. Taip pat nepamirškit užsiprenumeruoti šito kanalo, jeigu to dar nedarote. Ir kasgi čia dar? Pasiekite mane Instagrame, o jei norite išgirsti daugiau apie mano keliones ir tiesiog paskaityti blogo įrašus apie įvairiausius kelionių patarimus, tai galite padaryti www.spalvotampasauliu.lt. Taigi, tikiuosi laukiat būsimų video ir susimatysim kitą savaitę.